Sveiki visi, šiandien pakalbėsime apie nemokamą hostingą, kurį teikia V2Host kompanija. Jos galima lengvai susirasti įvedę į Google paieškos sistemą V2Host raktinį žodį arba tiesiog įeinant į jų tiesioginį puslapį www.v2host.lt. Šiuo metu V2Host kompanija siūlo nemokamą hostingą su DirectAdmin, MySQL, duomenų bazėmis, PHP scriptais bei Installtron programinių paketų diegikliu. Taip pat jie siūlo ir premium hostingo paslaugas, mokamas paslaugas, kur jie suteikia neribojamą vietą diske, neribojamą duomenų srautą bei dovanoja nemokamą domeną. Tačiau šiandien mes siekime išsiaiškinti, kaip užsakyti nemokamą hostingą, tai mes tą ir bandysime padaryti. Norėdami pradėti, spauskime tiesiog viršuje esantį žalią mygtuką užsisakyti, spaudžiame ID. Tada svetainė nukreipia mus į registravimo langelį, kuriame tiesiog suvedame prisijungimo duomenis, slaptažodį, vardą, paštą ir spaudžiame registruoti. Tuomet sistema mus nukreipia į klientų sistemą, kurioje galime valdyti visas paslaugas. Taip pat elektroninio pašto dėžutėje rasime laišką su patvirtinimu ir sveikinimu prisijungus prie klientų sistemą. Grįžę į klientų sistemą bei norėdami užsakyti paslaugas, tai yra nemokamo hostingo paslaugas, spaudžiame mėlyną mygtuką naujas užsakymas, pasirinkame paslaugą nemokamas hostingas, įvedame pageidavimą subdomeną, tarkim, šiuo atveju būtų Jono blogas 1314, tarkim, interneto svetainės adresas. Norėdamas įsitikinti, kad jis yra laisvas, spaudžiu mygtuką patikrinti. Kaip matau, šis subdomeno vardas yra laisvas, tada spaudžiu užsakymus. Patvirtinu paslaugos užsakymo duomenis, ar jie yra teisingi, ar subdomeno vardas yra teisingas, kurio aš noriu. Jeigu viskas yra tvarkoje, spaudžiu mygtuką užsakyti. Na ir štai, mūsų paslaugos yra užsakytos, užsakymo būklė aktyvus. Taip pat elektroninio pašto dėžutėje turėtume gauti dar vieną elektroninį laišką su patvirtinimu, kad hostingo paslaugos yra užsakytos. Tad atsiverskime elektroninio pašto dėžutę. Kaip matome, gavome dar vieną elektroninį laišką su patvirtinimu, kad nemokamas hostingas Jono blogas 1314.v2host.lt yra aktyvuota. Taigi čia šiame laiške rasite informaciją apie paskyrą, prisijungimą prie DirectAdmin, serverio informaciją, DNS įrašus, FTP prisijungimo duomenis, kurie bus naudojami įkelti duomenis į serverį, svetainę, blogą ar kitą informaciją. Ir tiesiog patikrinkime, ar mūsų svetainė veikia. Tiesiog einame į mūsų naujai sukurtą interneto svetainės adresą. Taip, matome, kad mūsų svetainė yra aktyvuota, veikia pilnai. Įvedus Jono blogas 1314.v2host.lt svetainė veikia puikiai. Dėkoju, kad buvote su manim, kad žiūrėjote šitą video. Linkiu sėkmės ir iki kitų kartų. Viso.